Erotinėje fotosesijoje pati Tatjana Navka atvyko į Lietuvą. O kas ta Tatjana Navka? Kaip tu nežinai, olimpinė pasaulio čempionė, ledo karalienė, olimpinė ir Europos ir pasaulio čempionė. Kaip Overbuchas. O kas tas Overbuchas? Tu nežino, kas yra olimpinė pasaulio ir Europos čempionas dailiojo čiuožimo. Ledo karalius. Taip, kaip Povilas Vanagas ir Drobesko. Tai gerai, bet Povilas Vanagas ir Margarita Drobesko, jie ne olimpiniai čempionai. Koks skirtumas, vis tiek jie labai gerai šoka ant ledo. Erotinėse fotosesijose dalyvauja. Jie nedalyvavo erotinėse fotosesijose. Nedalyvavo. Žiūrim apie tą moterį, kuri vis dėlto dalyvavo fotosesijoje erotinėje, ir tai yra Tatjana Navka. Rusijos ledo karalienė, pasaulio, Europos ir olimpinė čempionė jau nebe pirmą kartą lankosi Lietuvoje. Pati Tatjana visiškai nesikuklina. Šou populiarumas slypi ne tik puikiame pasirodyme, bet ir jos nepriekaištingoje išvaizdoje. Nors dažnai pasirodymuose tenka dalyvauti su visu būriu gražių moterų ir patrauklių stiprių vyrų. Ну, конечно, в этом тоже есть секрет. Žinoma, tame irgi yra paslaptis. Aš ne vienintelė graži moteris. Есть еще ряд девушек, которые там также участвуют. Be abejo, yra gausybė gražių moterų su stambiais titulais, olimpiniai ir pasaulio čempionai. Титулом, и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы. Tatjana visiškai neslepia. Ji dalyvavo erotinėje fotosesijoje. Tatjana yra gavusi patarimą, kuriuo vadovaujasi iki šiol. Niekada savęs negailėti nuotraukoms. Juk kai pasens, reikės anūkams parodyti, kaip močiutė jaunystėje atrodė. O parodyti yra ką. Вы имеете в виду, где там я такая эротическая, немножко приоткрытая? Это с фотосессии уже знаете сколько лет? Jūs turite omenyje, kur aš tokia erotiška ir šiek tiek atviroka? Šitai fotosesijai jau 8 metai, tai tikrai. Да, это так поздно просто до вас дошло. Вот, и это было еще, я была замужем. Tiesiog taip vėlai iki jūsų atėjo. Tuo metu aš dar buvau ištekėjusi. Tai buvo dar iki man tampant olimpinė pasaulio čempione. Dabar aš tikriausiai nebesutikčiau, todėl kad tai jau buvo mano gyvenime. Man patinka kartais pasižiūrėti tas nuotraukas. Viskas ten labai gražu. Я как бы так, мне нравится иногда смотреть, очень красиво, ничего такого, все красиво, мне кажется, не пошло, не вульгарно. Kas šiuo metu yra pasaulio čempionės švytinčių akių priežastis? Kame slypi moters laimė? Ledo karalienė mielai atveria širdį Lietuvos žiūrovams. Не представляю, как можно жить и не любить, да? Это огромное счастье. И когда ты любишь, когда тебя любят. Aš net neįsivaizduoju, kaip galima gyventi ir nemylėti. Tai didžiulė laimė, kai tu myli ir esi mylimas. Aš dabar esu tokiame gyvenimo periode, kuomet esu beprotiškai laiminga. Dirbu mėgstamą darbą, mano gyvenimas ir didžioji laimė yra mano dukrelė. Jinai man duoda beribį kiekį energijos, jėgų ir meilės. Мое счастье, это моя дочка, которая уже вот ей 12 лет. И, конечно, ну, она мне дает огромное количество энергии, сил и любви. Šiuo metu mano gyvenime viskas tvarkoje. Turiu mylimą žmogų, kuris taip pat myli ir mane. Žvelgdami į mano akis, jūs tikriausiai galite pamatyti, kiek aš esu laiminga moteris. Замкнулась. Все сейчас очень хорошо. У меня есть человек, которого я люблю, который любит меня, и поэтому, наверное, глядя в мои глаза, вы можете понять, что я счастливая женщина. Tokia graži moteris galėtų būti puikus trofėjus kokiam nors rusų oligarchui. Tatjana atvira. Tokių pasiūlymų buvo, bet jai to nereikia. Rusijos ledo karalienės neįmanoma uždaryti auksinėme narvelyje. Žvaigždė prisipažįsta mačiusi galybę moterų, kurios auksiniuose narveliuose atrodė labai nelaimingos. Juk meilės nenusipirksi. В реальной жизни... В реальной жизни... Ну, если это так смотреть, да, как бы не в прямом смысле этого слова, наверное,
Скажу, что немного. Nedaug. Nuo vaikystės mane tėvai auklėjo, gyvenime turiu visko pasiekti pati. Aš pati atsakau už tai, ką darau. Jei aš pati nepadarysiu, tai niekas to tikrai nepadarys už mane ir ant auksinio padėkliuko net neš. Nepasakys, va, prašau, čia tiesiog tau. Отвечаю как бы за то, что я делаю, и я знаю, что я должна. Если я этого не сделаю, то никто за меня этого не сделает. Никто меня на руках не принесет и не скажет, вот возьми, любимая, дорогая, вот это тебе, вот это твое. O pasiūlymų iš įvairiausių oligarchų buvo? Были, конечно, были. Это, наверное, невозможно без этого в шоу. Я не знаю, buvo, žinoma buvo, bet mano atveju tai tiesiog nesvarstytina. Ну, как бы это даже не обсуждается в моем случае. Koks gyvenimas verda ant ledo? Ar antroms pusėms nesunku matyti, kai atlikėjai tarpusavyje liečiasi, drauge liūdi ir džiaugiasi? Ar nuo to nenukenčia asmeniniai santykiai? На самом деле это очень сложно, потому что я иногда вот хожу в театр или смотрю кино, и я вижу, когда там какие-нибудь постельные сцены, когда люди целуются, обнимаются. Iš tikrųjų tai labai sunku. Pavyzdžiui, vaikštau kartais į teatrą arba žiūriu kiną ir matau ten lovos scenas, kai žmonės apsikabina. Ir galvoju, koks siaubas, kaip į tai reikia žiūrėti tų aktorių žmonoms ar vyrams, kaip pavyzdžiui, jo žmona guli lovai, taip kaip mama pagimdė. Tai sunku. Ну, это сложно. Я-то внутри понимаю, да, если меня трогает партнер, там, чего-то где-то под попу вот так берет и наверх поднимает. Ну, для меня это ничего. Bet man tai visiškai nieko nereiškia, kai partneris kažkur liečiasi, kai keliasi už užpakaliuko. Aš manau, kad viskas slypi pasitikėjime. Jei pasitiki ir tiki žmogumi, tai ir problemų nėra. Тогда и проблем нет. O artimiausių metų Rusijos gražuolė džiugins savo dailiomis kojelėmis Lietuvos žiūrovų širdis ir akis.